Sveiki, mėlyjeji, subtiliojo pasaulio perdavimas tam laikotarpiui, kuriame šitą perdavimą išgirsit. Tai yra kolektyvinis perdavimas, tai yra iš subtiliųjų energijų, leidžiu prisijungti šviesiom, palaikančiom, aukštų vibracijų energijom, kad perduotų tą išmintį, tą žinutę, tą informaciją, kurios reikia šiuo metu, kada tu klausaisi šio įrašo. Tai gali būti dabar, tai gali būti po metų, gali būti, kad kelis kartus klausysi ir girdėsi viską kitaip. Pasiimk tai, kas rezonuoja, palik, kas nerezonuoja ir neriam pirmin. Šį kartą, ką padariau, tai yra prieš perdavimą išsitraukiau kortą, nes gavau tokį vedimą, kad ištraukti kortą ir nusistatyti temą iš kortos, apie ką padaryti channelingą, apie ką padaryti perdavimą. Tai korta iškrito letting go, kas yra paleisti, paleidimas, paleisti. Ir žiūrėsim, kas iškris, kas, ta prasme, kas ateis, kokia informacija. Ir man tas letting go iš karto su Elza ir Elzos daina let it go, let it go. Nu, aš labai bloga dainininkė, bet suprantat, ką turiu omeny. Tai va, paleidimas, paleidimai. Jungiamės ir žiūrim, apie ką tai bus, apie kokius paleidimus, kokiose temose ir kur nuves mus visos tos subtiliosios energijos ir kodėl jos norėjo, kad ištrauktume šiandien kortą. Keliaujam. Sako, paleidimas yra priešiškas, kaip priešingybė prisirišimui. Prisirišimas yra žmogiškas dalykas. Tai eina iš proto, tai eina iš ego, tai eina iš mūsų tam tikrų kartais ir sužeistų dalių. Ypač kai yra tai perdėti prisirišimai prie kažko. Čia nespecifikuoja, kad būtent prie žmonių ar santykiai kažkokie ar kas, tai yra bendrai, dabar kol kas aš jaučiu bendrą tokią energiją. Paleidimas yra priešingybė prisirišimui ir prisirišimas yra toks labiau žmogiškas dalykas. Sielų lygmenyje tų tokių prisirišimų nėra, nes sielos esmė, kaip čia pasakyti, kūrėjo energijos esmė yra laisvė. Ten net nėra tokio dalyko kaip paleidimas, nėra ko paleisti, nes niekas nėra prisirišęs, niekas nėra su niekuo susitapatinęs. Viskas yra vienis, viskas yra viskas tuo pačiu metu ir tuo pačiu metu viskas yra tarsi ir niekas, tarsi viskas yra vienoj, kaip pasakyti, vienoj tokioje energijoje, kaip tas vadinamas vienis ir kartu tai yra ir niekas. Aš nemoku kitaip į žodžius įdėti to jausmo, to vaizdo ir tos esmės, ką aš jaučiu. Tie žodžiai turbūt labai paviršutiniškai skamba ir labai nuvalkiotai galbūt netgi, bet tai vienintelis būdas, kaip aš šiuo metu dar galiu tą išreikšti. Tai va, ir paleisti energetinę prasme, va ten dvasinė ta prasme, kada mes esam kūrėjo energijoje, paleisti nėra ko, nes niekas prie nieko nėra prisirišęs. Viskas yra vienis. Tu nesi atskiras ir nuo kažko atskirtas. Ir prisirišimas atsiranda tada, kada mes jaučiamės atskirtyje vieni ir mes ieškom prie ko prisirišti. Ir prisirišimai atsiranda
prie savo ten, nežinau, vardo pavardės, prie savo lyties, prie savo išvaizdos kažkokios, prie gyvenamos vietos, prie kalbos, prie visko, kas susiję su mumis, prie savo paskui kitų žmonių, ar ne, prie savo vaikų, prie savo tėvų, prie savo partnerių, prie savo draugų, prie šitokių dalykų. Prisirišimai yra ir prie daiktų kažkokių, prie kažkokių situacijų, prie bet ko. Iš ko, sako, kyla tas perdėtas prisirišimas. Čia nekalbama apie tai, kad mes natūraliai prie kažko priprantam, prisirišam, nes žmogus, tai yra žmogiškumas, tai yra mūsų žmogiška esybė. Mes turim tą suprasti, tai yra žmogiška prie kažko priprasti, rasti stabilumą, nes prisirišimas duoda mums saugumą kažkokį ir mes prisirišam prie visokių dalykų, mes identifikuojam kartu taip save, nes mes tarsi jaučiamės atskirtyje nuo kūrėjo, nuo tos dieviškos energijos. Ir kada esam toje atskirtyje, mes tada klausim, o tai kas aš esu? Ai, aš esu Jurgita Dambrauskaitė, gerai, aha, aš gyvenu Anglijoje, aš esu ten hipnoterapeutė, aš ten, nežinau, turiu 2 vaikus, aš esu išsiskyrusi, aš ten ta. Ir toks aš. Ir tai viskas vat apie mane ir man patinka tai ir aš nemėgstu to ir aš prisirišu prie knygų, aš prisirišu prie kažko, prie gėlių savo, prisirišam ar ne, nes mes ieškom identiteto savo, mes bandom suprasti, kas mes esam. Bet sako, va tame ir esmė yra, kad prisirišimas kviečia paleisti ir kuo daugiau paleidi tų visokių prisirišimų, tuo daugiau, aišku, baimės mūsų protui iškyla, tai kas aš tada esu ir kaip aš čia egzistuosiu, jeigu aš nesu nei vardas, nei pavardė, nei gyvenama vieta, nei namai, nei mano turtai, nei mano santykių padėtis, nei mano vaikai, nei niekas, jeigu aš esu niekas. Kas aš tada esu? Viską, visas etiketės, viską nusimetu, kas aš esu. Ir čia yra apie tą suvokimą, kad kada viską nusimetam ir ateina tas suvokimas, kad aš esu kažkas daugiau negu tik kūnas, negu tik šie santykiai, negu tik šitas darbas, negu tik šita finansinė padėtis, negu mano kažkokie pomėgiai, negu mano lytis, negu mano įsitikinimai kažkokie, lūkesčiai ir panašiai. Aš esu kažkas daugiau. Ir kas tas daugiau, tada suvoki, kad tas daugiau yra dieviška kažkokia energija, kažkokia sąmonė, kuri nėra atskirtyje, kuri yra vienyje ir kuriai nereikia tapatinti su niekuo. Bet kadangi kūrėjas nori patirti save, visata nori patirti save per įvairias būsenas, jinai pasirenka patirti save ir per žmogų, kuris susitapatina su šiuo kūnu, su šiuo vardu, su šiom programom vidiniam, su savo lūkesčiais, su savo kažkokiais prisirišimais prie santykių ir taip toliau. Bet kaip esminė turbūt žinutė ta yra, kad prisirišimų mums reikia tam, kad mes galėtume palaikyti savo tą tapatybę, kurią bando sukurti protas, kartu, kad mes palaikytume tą jausmą, kad nesu vienas ir esu saugus ir esu stabilus, nes vėlgi protui to reikia, nes proto iliuzija yra, kad mes esam kažkokioj atskirty ir mums reikia kažkokio identiteto. Vėlgi, kada mes susižeidžiam per visas gyvenimo patirtis, gaunam visokių dalykų, tie prisirišimai būna, kad jie labai suintensyvėja, sustiprėja ir mes labai būna nesveikai prie kažko prisirišam. Mes labai nesveikai susitapatinam, nebeina to tokio net atskirti ir suprasti ir suvokti, kad o gal aš esu kažkas daugiau negu tai, ką matau ir prie ko esu prisirišęs ir pripratęs.
gal aš nesu tik protas ir mano mintis, gal aš nesu tik mano emocijos, gal aš nesu tik mano šiuolaikinės problemos, šio etapo problemos, gal aš nesu tas gyvenimas, kurį gyvenu. Kas aš esu ir vat išlipti iš to. Tai vat kvietimas šito perdavimo yra išlipti iš to ribojančio mąstymo, kad esu vienas ir man reikia prisirišti, kad kažkas saugotų ir stabilumą kurtų ir man padėtų. Mums kaip žmogui to reikia, bet sveikam lygyje. Ir atsiverti tai tėkmei, nes bet kada bet kas gali pasikeisti, bet kada tavo identitetas gali būti sudrebintas. Tu gali būti vieniša ir staiga keičiasi ir tu pereini santykius. Arba kaip tik buvai santykiuose ir staiga pasikeičia situacija ir tu lieki viena. Ir mūsų labai sudrebina tokios situacijos. Arba turėjau pinigų, prarandu, turėjau darbą, netenku, ar ne? Keičiasi mūsų identitetai, keičiasi tas susitapatimas, aš nebesu tai. Ir mūsų protas, mūsų ego beprotiškai šitų dalykų bijo, nes jam reikia to stabilumo. Bet kuo labiau mes nueinam į dvasinį ryšį su kūrėju, su ta vienio energija, tuo labiau suprantam, kad pokytis yra gyvenimo esmė. Kad pokytis yra tas variklis, kuris veda visą visatą, visą žmoniją, viską, kas yra, egzistuoja toje masėje didelėje, kurią mes jau esam ištyrinėję kaip žmonės ir kurios greičiausiai mes didžiulės dalies mes net nesuvokiam savo protų. Nesam vieni ir esam daugiau negu mūsų etiketės užsidėtos, negu mūsų prisirišimai. Ir paleidimo reikia tam, kad suvoktum, kad tu nesi vienas, kad suvoktum, kad tu esi daugiau negu tai, ką tu paleidi. Taip, va, irgi kita žinutė, susimažinam, kada mes prisirišam ir susiidentifikuojam su tam tikrais dalykais, būtinai ten kūnas, vardas, pavardė, čia tokius standartinius, sakau, kažkokie santykiai, padėtis mūsų ir taip toliau, su kažkokiais pomėgiais, daiktais, arba kaip tik su tuo, kad, aš ten bailė, aš ten nežinau, aš ten nepasitikiu savimi ir taip toliau. Vėlgi, čia yra identifikacija, su kuo mes pasirenkam identifikuotis, su kažkokiam savo vidiniam programom, ar ne? Ir pamečiau atminti. Sugrįš. Arba nesugrįš. Gal nereikėjo jos ir išsakyti, nežinau. Gerai. Keliaujam toliau. Jeigu sugrįš, pasakysiu, nesugrįš reiškia taip turėjo būti. Paleidimas yra savęs atradimo forma. Čia galbūt šita žinutė turbūt ir turėjo būti, tik kitais žodžiais norėjau pasakyti. Paleidimas yra savęs atradimo forma. Kuo labiau paleidi dalykus, tuo labiau atrandi, kas iš tiesų esi, kaip siela, kokia tavo misija, kokia tavo savirealizacija, kokiu tu iš tikrųjų santykių nori. Kas ten giliai viduje tavo iš tikrųjų nori išeiti į šviesą ir išsilaisvinti, kaip sakant. Paleidimas eina iš kūrėjo energijos. Vėlgi, čia nėra kalbama apie paleidimą, kada mes bijom prie kažko priartėti, kada mes bijom prie kažko prisirišti, kada mes apsistatom šarvais save ir savo širdį, kada blokuojam kažkokį artimą ryšį, kada save izoliuojam ir taip toliau ir taip toliau. Čia nėra kalbama apie tuos nesveikus mechanizmus, kada mes realiai bėgam nuo visko ir vis tiek mes bėgam į vienatvę, į izoliaciją, į atsiskyrimą, į savęs atstumimą. Čia nėra apie tai kalbama. Tai nėra dieviška energija. Čia yra bėgimas vėlgi nuo realybės, nuo žmogiškumo viso. Čia yra kiti dalykai. Čia yra kalbama paleidimas,
perdėtų prisirišimų, perdėtų susitapatinimų. Čia apie tai kalbama. Paleidimas tokiu atveju yra dieviška energija. Nes dieviškoje energijoje paleisti nėra ko. Nes ten viskas yra vienis ir niekas prie nieko nėra prisirišęs, bet kartu viskas yra vienis. Viskas yra laisva ir kartu vienis. Ir į tą energiją mes esam kviečiami įeiti ir suprasti, kad ten ir yra ta tikroji esmė, kas mes esam. Ir yra kvietimas pagalvoti, kur mes gyvenime kiekvienas laikomės ko įsikibę. Savo kažkokios profesijos, savo kažkokios finansinės padėties, savo tapatybės kažkokios, savo įsitikinimo kažkokio, baimės kažkokios, savo kažkokių santykių, žmogaus, vaiko, savo įsivaizdavimo, koks gyvenimas turi būti, lūkesčių kažkokių, svajonių ir panašiai. Viską apgalvoti, daiktai gali būti, gyvenamoji vieta gali būti, pomėgiai, bet kas gali būti, į ką šį kartą aš jaučiuosi įsikibęs, koks pirmas atsakymas toks galvoj kyla. Ir kaip aš galėčiau dieviškoje energijoje tai paleisti. Paleisti nereiškia užblokuoti. Paleisti nereiškia nieko nejausti. Paleisti nereiškia atsisakyti, neturėti, būti šaltam, nieko tarsi neegzistuoja, viskas, numetu čia viskas tarsi, nebėra jausmų, nebėra minčių, nebėra nieko. Čia ne apie tai. Paleisti reiškia suteikti tėkmę, vykti dalykams taip, kaip jie vykstasi. Suvokti, kad šiandien yra šitaip, rytoj gali būti kitaip. Suvokti, kad viskas yra laikina. Šiandien turiu ir esu čia, ir esu toks, ir gyvenu taip. Rytoj mano situacija gali kardinaliai pasikeisti. Dar po kažkiek metų mūsų kūniškojo materialaus šito gyvenimo išvis neliks. Liks tik sąmonė. Liks tik tai, kas energetiškai lieka. Ir viskas, prie ko mes čia prisirišam, ką mes taip saugojam, dėl ko mes taip pergyvenam, viskas tiesiog liks ir toliau kažkokia vaga tekės. O mes jau būsim visai kitoj dimensijoje, mes jau būsim visai kitokie, mes jau viską matysim iš visai kitos perspektyvos. Ir tą kviečiame esam prisiminti. Vertinti, džiaugtis, mėgautis tuo, ką turiu, perdėtai neprisirišti, leisti, paleisti, kada ateina laikas paleisti, kad ir kas tai bebūtų, ir atsiduoti tam savo dieviškumui, savo šviesai, tam, ką kviečiami esam pamatyti per savo gyvenimą, atrasti tą sielos esmę, tą dieviškumo esmę savyje, tą šviesą. Ką turi paleisti šiandien, ką esi kviečiamas ar kviečiama paleisti šiandien. Gal tai žodis kažkoks, kurį kartoji ir kurio nebereikia kartoti, kuris galbūt kuria kažkokią sunkią vibraciją aplink tave, tavo širdyje. Galbūt kažkoks skaudus prisiminimas, kurį reikia pagaliau nuėjus susitvarkyti, išsispręsti ir tą užstrigusią emociją iš ten paleisti. Galbūt žmogus iš labai labai seniai. Kas tai yra? Gal prisirišimas prie kitų vertinimo, kad mane vertina kiti? Kas tai bebūtų? Žiūrėkit plačiau. Plačiau negu vien santykių prisirišimas, plačiau negu prisirišimas prie kažko labai labai akivaizdaus. Plačiau, giliau.
Ir užduokit savo klausimą, o kas aš esu, jeigu paleidžiu viską? Kūną, protą, emocijas. Jeigu aš paleidžiu turtus, santykius ir absoliučiai viską nusirengiu nuogai iki energetinės esmės, iki tos sąmonės vidinės, kas aš tada esu. Tokia kaip meditacija gali būti. Va čia yra atsakymas, kas tu esi. Ir čia gali iškilti, prie ko esi prisirišęs. Labiausiai, ką baisu paleisti. Ir kuo, vat irgi dar mintis, kuo labiau prie kažko esam prisirišę, tuo labiau reiškia gyvenam savo protę, savo susidentifikavime su žmogiškuoju gyvenime. Tuo labiau mes esam atitolę nuo kūrėjo pačios energijos. Toks viduriukas tarsi turi būti. Esu ir žmogus žmogiškas ir leidžiu gyvenimui vykti su ta tėkme, kaip mes sakom, ar ne? Ir kartu jaučiu dieviškąją energiją, jaučiu, kad esu daugiau nei tai. Ir suvokiu tai ir tai mane įgalina, tai negąsdina manęs, tai kaip tik įgalina. Paleidimas mane įgalina. Neizoliuoja, neužblokuoja, nepadaro šaltų, nepadaro arogantiškų, nepadaro uždarų ir kažkokiu pasislėpusiu. Tai išlaisvina ir kaip tik atskleidžia dar daugiau meilės, dar daugiau drąsos, dar daugiau pasitikėjimo, dar daugiau džiaugsmo ir tokios harmonijos gyvenime ir noro duoti, dalintis, džiaugtis, veikti, nes tai yra dieviška energija. Tai va, šiam kartui tiek. Šiaip kortos aprašymas, jeigu kam būtų įdomu, dar pažiūrėsiu, man atrodo, jis yra daug paprastesnis ir gal kažkam būtent iš kortos kažkas surezonuos ir reikia tai išgirsti. Kadangi angliškai parašyta, tai aš tiesiog skaitydama praversiu eigoj. Paleisti žmogų arba situaciją gali būti didelis iššūkis. Kartais tai nėra tik žmogus, situacija, santykiai, tai yra prisirišimas, kurį mes turim prie vilčių, svajonių, lūkesčių kažkokių. Ir daug santykių baigėsi dar anksčiau, negu iš tiesų jie fiziškai baigėsi. Nežinau, ar čia aiškiai pasakiau, bet daug santykių būna jau pasibaigę daug anksčiau, negu įvyksta iš tikrųjų kažkokios skyrybos, išsiskyrimas. Ir būna, kad žmonės gyvena ar ne santykiuose, nors tų santykių jau realiai net nebėra, tų tokių tikrų romantinių kažkokių santykių, jeigu kalbėti apie romantinius. Arba draugystė gali būti, kad jau seniai pasibaigė ir jos nebėra, nors mes galvojam, kad gal kažkas dar yra. Tai giliau reikia į tą pasižiūrėti, ar ne, kad pasibaigia dalykai, santykiai kažkokie anksčiau, negu įvyksta fizinis tų santykių pasibaigimas. Vienas arba abudu žmonės santykiuose gali būti prisirišę prie vilties, kad dalykai pasikeis. Gali būti prisirišimas prie vilties, kad kažkas dar pasikeis, santykiai pasikeis, žmogus pasikeis, mes abu pasikeisim, situacija keisis ir panašiai. Gali būti prisirišimas prie to, ar ne? Nes buvo skirta tiek daug laiko tuoj bandau suprasti. Buvo viskam skirta tiek daug laiko. Pavyzdžiui, buvo skirta tam žmogui daug laiko, tam darbui, tiem santykiam daug laiko, bendrai
ateičiai kažkokiai daug laiko, svajonėms ir panašiai, kad dabar visa tai paleidus gali atrodyti, kad atsiveria baltas tiesiog lapas, kažkoks baltas ekranas, viskas dingsta. Ir visa tai gali atrodyti per daug baisu. Bet paleisdami, mes sukūrėme erdvę ateiti tam žmogui ar tokiai situacijai, kuri iš tiesų rezonuos su ta energija, kurioje esame mes dabar, ar ne? Ir sako, stebėk savo lūkesčius ir stenkis neturėti lūkesčių. Nes tai leis tau gyventi čia ir dabar momente ir išbūti čia ir dabar, mėgautis tuo čia ir dabar, ką turiu, kas esu, kaip gyvenu. Ir mokėjimas paleisti ir save tarsi atpalaiduoti iš kažkokios situacijos yra labai graži kiekvieno iš mūsų pamoka. Tai va. Paleidimas. Saulutė, paukščiukai keliaujantis į dvi skirtingas puses ant medžių šakų. Galima pagalvoti irgi, kokia čia simbolika. Ką man reiškia ta saulė, tas paukštelis juodas, paukštelis baltas, medžio šakos. Ką tai reiškia, apie ką tai yra. Ir dabar žiūriu šitą juostą. Man tai saulė tarsi dieviškumas, dangus, ar ne? Čia mes savo kažkokiam fiziniai formoj. Ir ta atskirtis, kurią mes įsivaizduojam, kad mes esam atskirti kažkaip, ar ne? Nu va dabar susirezonavo su tuo, ką perdaviau. Bet nėra tos atskirties, nėra jos. Mes visada esam dieviškoje energijoje ir nereikia mum prie tų šakų savo prisirišti kažkokių. Prie šakų, prie kitų, ar ne, paukštelis prie paukštelio, šaka prie šakos. Kiekvienas turim savo kelią, bet nesam atskirti nuo kūrėjo, nuo šviesos, nuo dieviškumo. Aš dabar taip sudėliojau iš to, kad čia perdavė, tai va, tikiuosi kažkam surezonavo, tikiuosi patiko, o kas galbūt norite nepražiūrėti mano visų šitų perdavimų ar kitos informacijos, kuo dalinuosi YouTube kanale, tai būtinai spauskit subscribe arba, nežinau kaip lietuviškai ten įvardinta, užsiregistruoti galbūt. O kam galbūt iškyla kažkokie klausimai, kažkokios problemos, kažką norisi pasiaiškinti ar suprasti apie paleidimus, prisirišimus ar kitus dalykus, kreipkitės, rašykit, turiu ne vieną sesiją, ne vieną paslaugą, su kuria galim padirbėti ir iš tikrųjų išsivaduoti iš tų prisirišimų perdėtų ir išmokti paleisti taip, kad eitume su visatos tėkme, su dieviška energija. Tai va, sėkmės visiems ir iki sekančio karto.